Sveiki žiūrovai. Susitinkame dar kartą šitoje auditorijoje, ar ne, kur vyksta geologijos paskaitos, o mes šiandien... Taip, paleontologijos paskaitos vakar vyko. Čia? Apie kameros sprogimą šnekėjome, 3 valandas apie viską, visas priežastis žinomas, kas galėjo nulemti sudėtingas gyvybės atsiradimo. Bet tai šiandien gal 3 valandų nekalbėsim, bet irgi bus, manau, visokiausių įdomybių. Taip. Gerai, nuo ko tada pradėsime? Na, kadangi čia matome, kad pirmasis straipsnis yra apie sunkiosius metalus ir kaip veiksnys masinis išmirimas, tai galim šitą temą ir pakalbėti. Gerai. Taigi, Communications, Earth and Environment žurnale, iš Nature grupės žurnalo išėjo toks įdomus straipsnis, tokia pažįstamo paleontologo ir jo doktoranto, tai yra Viljamo Fosterio, apie tai, kokiu būdu metalų toksiškumas gali būti kaip vienas iš faktorių, vienas iš veiksnių masinis išmirimas. Tai yra, mes dažniausiai kalbame apie kažkokį klimatinius veiksnius, apie CO2 koncentracijos didėjimą ar apie Saulės išjungimą, kaip pavyzdžiui, ten įvyksta po asteroido smūgio, tai yra Saulės blokavimas. Na, tai yra įvairiausi žudomieji veiksniai. Ir arba gali būti temperatūriniai, gali būti, tai yra deguonies kiekio, CO2 kiekio pakitimai, gali būti tiesiog fizinės geografijos, faktiškai ten radikalūs pokyčiai, kurie tiesiog sunaikina buveinės ir padaro tokias sąlygas organizmus neįmanomas išgyventi faktiškai. Šiuo atveju autoriai nagrinėja tokį veiksnį, tai yra tiesiog sunkių elementų arba įvairių metalų, toksiškų metalų tiesiog nefiziologinį poveikį. Pradinėse stadijose, kai ten nagrinėjo tos masinius išmirimus, ten buvo daugybė hipotezių, kodėl jie galėjo išnaikinti organizmus. Bet vėliau, kai sakant, vystantis mokslui, renkantis įrodymus, viskas susėjo į ten kelis pagrindinius veiksnius. Ir tada visa diskusija apie tos veiksnius, ten klimato pokyčiai, vulkanizmas, tektoniniai, kaip sakant, perversmai, asteroidų smūgiai ir panašiai. Ir daug alternatyvių hipotezių, kaip pavyzdžiui, arba alternatyvių mechanizmų, kurie gali tuo pat metu paveikti, tokie kaip pavyzdžiui epidemijos arba nuodingi kažkokie tai elementai, tasme apie jos kaip ir buvo pamiršta. Na, į antraeilę tokį foną, galima sakyti. Tačiau laikui bėgant, mokslininkai sistemiškai tyrinėjant tas uolienas, sistemiškai tyrinėjant informaciją, tas yra geocheminė informacija, paleontologinius įrodymus, vis renkant pokyčius anatomijoje, ten tų organizmų, kurie išgyvenom per masinį išmirimą, jie pastebėjo ten papildomus dėsningumus, kaip pavyzdžiui, įvairius išsigimimus. Ir tuo pat metu matomas anomalijas įvairiuose sunkiuosiuose elementuose, kaip pavyzdžiui švino, kadmio, nikelio, chromo, gyvsidabrio koncentracijų padidėjimai virš fono ten 100 arba 1000 kartų, kurie gali būti susiję kaip, pavyzdžiui, su pačiu vulkanizmu, taip ir, pavyzdžiui, su asteroidų smūgiais, nes asteroidas, įsivaizduokite, priklausomai nuo sudėties, jis faktiškai atspindi vidutinę Žemės sudėtį. O paviršinė Žemė labai nepanašiai vidutinė sudėtį, kadangi paviršius tai yra labai pakeista arba toli nuo evoliucionavusi uoliena, galima sakyti. Tai yra daug kartų ten vulkanizmas ją perdirbo ir sunkiai elementai nugrimzdo žemyn. Tai, pavyzdžiui, jeigu asteroidas krenta, tai ten tikėtina, kad ten visokių toksiškų metalų irgi gali išmesti vien iš savo kūno. Ir jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokite ten koks nors Čiksulbo asteroidas, tai jis turėjo būti kelių šimtų kubinių kilometrų tūrio kūnas, tas metai yra 100 milijardų arba trilijonų tonų. Čia tas kartinozauras. Jo. Masės toks objektas, jis automatiškai virto plazmą, kondensavosi
ir ten viskas išlijo. Ir kaip jis visų pirma buvo pastebėtas, tai būtent pagal sunkųjį elementą, tai yra įrydį, pagal įrydžio anomaliją. Šiaip įrydžio beveik nėra aplinkoje. Jo aišku yra, čia jo koncentracijos yra trilijoniniam dalim skaičiuojamas. Ant trilijono, kaip sakant, kitokių atomų yra vienas atomas įrydžio, o ten padidėjo iki milijardinių dalių, tai yra 1000 kartų koncentracija. Tai panašiai yra ir su kitais elementais ir jie gali tiesioginį, kaip sakant, biologinį poveikį turėti. O kokius dar elementus čia tyrinėja? Na, kaip minėjau, tai yra tie, kurie yra pakankamai dažni, na, kaip sakant, pakankamai jie mažos koncentracijos dažniausiai būna, bet pakankamai dažnai pasiekiantis aukštą koncentraciją, pakankamai aukštą koncentraciją, kad apnuodytų. Na, čia, pavyzdžiui, tas pats gyvsidabris, kaip minėjau, čia vėlgi ten šitose tyrimuose gyvsidabris, kadmis, arsenas tas pats. Arsenas tai ne metalas, bet, kaip čia pasakyti, bet irgi kaip ir vienas iš tokių nuodingų veiksnių. Kai pavyzdžiui, būna būtiniai elementai, bet jeigu jų, pavyzdžiui, yra per daug, jie tampa toksiški, na, kaip, pavyzdžiui, nikelis. Nikelis yra biologiškai būtinas metalas, tai yra baltymų sintezėje. Tačiau jeigu jo ten pasidarys milijoną kartų daugiau, jeigu jūs ant baterijų pagraušite, tai gali biškai sutrikti jums visos sistemos. Tai čia irgi toks veiksnys. Toksiškas gali, būtinas elementas gali pasidaryti toksišku, jeigu jo koncentracija žymiai padidėja. Na, gyvsidabrio mums fiziologiškai nereikia. O tą koncentraciją tyrė kauluose? Nuosėdose dažniausiai. Tai yra uolienose. Ir uolienos, tai yra, kaip aš sakau, tai yra pats sudėtingiausias dalykas, kurį jūs tik tai galite įsivaizduoti. Kodėl? Nes uoliena tai yra daugiafazė, kaip sakant, daugiafazės kūnas. Tai yra, ten ir skystis yra, ir vanduo, ir ten ir organinės medžiagos, ir mineralinės medžiagos, ir jos visos yra perdirbtos ir suklijuotos procesų, kurie ten vyko per milijonus metų ir iškėja, na, tiesiog, kaip sakant, viskas, kas likučiai to buvusio pasaulio ir jie susiklijuoja čia įvairiuose fragmentuose. Tai dažniausiai tyrinėja arba ten vidutinę sudėtį, arba kažkokias tai konkrečias uolienos komponentės. Ir tai gali būti atskiras, kaip minėjai, tai yra kaulai gali būti. Kodėl apsimoka kaulus? Dėl to, kad jeigu tu konkrečią fosiliją paėmė, tai tu žinai, kas čia per fazę. Tai yra, kas čia per organizmas, kaip jis gyveno ir tada tu gali visus kitus faktorius atmesti. O jeigu tu paėmė visą uolieną, tai ten viso pasaulio vidurkį tarsi išvedė. Tai ir taip tyrinėja. Ir ten, pavyzdžiui, organinė anglyje, kaip priemaišas irgi būna šitie visokie toksiški elementai, nes vyksta adsorpcija prie šitos organinės medžiagos. Jie mėgsta sujungti koloiduose ištirpusius, kaip sakant, įvairius toksiškus elementus, kaip, pavyzdžiui, tą patį gyvsidabrį. Ir jie atsiranda iš esmės tik katastrofų metu, ar jie kažkaip ir natūraliai tiesiog Žemėje gyvenant gyvybei yra nuolat išskiriami? Tas išskirimas nuolat vyksta, tik tai katastrofinių šitų įvykių metu. Tas išsiskirimas gali pagreitėti tūkstančiais, milijonais kartų. Na, tai įsivaizduokite, pavyzdžiui, yra bazaltinės formacijos, bazaltai tai čia tokios primityvios lavos. Ir ten dažnai būna, jie irgi gali būti praturtinti visokiais tokiais sunkiaisiais metalais. Ir jie, pavyzdžiui, palyja lietus ir tada gali nuplauti dūlėjimo metu šitos visus elementus į jūrą. Ir tokiu būdu į jūrą, į upių sistemas, į tą biosferos apyvartą jie patenka ir tokiu kvazi stacionariu greičiu. Tačiau visi geologiniai procesai labai smarkiai varijuoja savo intensyvumuose, nes jie aprašomi laipsnių dėsnių. Tai panašiai kaip kokie žemės drebėjimai. Dažniausiai mes turime, nieko neturime, visiškai ramu, bet kartais būna, kad ten 5 magnitudžių, kada ten stalas čia pradėtų judėti, arba 7 magnitudžių, kai ten mums ant galvos pradėtų lempos kristi.
Arba negi 9 magnitudžių, kada visas pastatas 2 metrų amplitudė pradėtų šokinėti viršų į apačią ir viskas griūti kaip kortų nameliai. Ir tie įvykių intensyvumai skiriasi per kokį 10 mailių savo stiprume. Tai panašiai yra ir su to praturtinimo cheminiais elementais. Dažniausiai yra foninis, bet kartais būna tokie staigus impulsai ir labai dideli, tai tas, pavyzdžiui, gali būti susiję lokaliu mastu, pavyzdžiui, su ugnikalnio įsiveržimu, nes ugnikalnis tai yra toks, šitas nagrinėjant globalius procesus, tai yra toks pakankamai mažas dalykas ugnikalnis. Nors tas ugnikalnis gali būti pakankamai didelis, bet globaliu mastu tai yra mažas veiksnys. O kas būtų nemažas veiksnys, tai yra, pavyzdžiui, didžioji magminė provincija, tai yra ištisa ugnikalnių juostų nauja atsiveria ir didžiausias intensyvumas būna būtent tada, kada tik tai pradeda veikti ta magminė provincija, kada koks mantinis pliūnumas ten prilydo magmos, ten visą jūrą išlydo ten uolienas, tada atsiskiria skystos ir dujinės fazės ir įplyšta pluta. Ir tada degazacija vyksta, ir tada sprogstama, ir tada tas intensyvumas prinešimo gali ten tūkstančiais, milijonais kartų savo greičiuose padidėti. Mes darėm vieną iš pirmų epizodų apie sprogstančius ežerus. Ja, kaip pavyzdys yra tokių netolygių katastrofinių veiksnių. Tai, pavyzdžiui, sprogstančiuose ežeruose, stratifikuotose, kur yra hemoklinas, ilgą laiką gali kauptis, pavyzdžiui, tas pats metanas, iki kritinės ribos ir po to kažkas tai ten jį destabilizuoja ten, arba nuošliauža, kada ten didelis kiekis vandens patenka į seklesnį gylį ir tada gaunasi, kad dekompresija ir tada spontaniškai į šampaną tarsi pavirsta ir sprogsta faktiškai tas milžiniškas kiekis dujų išeina ir po to, jeigu ten žiežirba būtų, tai ten kaip atominė bomba ten viskas sprogtų. Ja, tai taip. Ir panašus procesai, kaip sakant, ne panašus, bet irgi tiek besiskirianti savo intensyvume, aptinkami įvairiose sferose. Tas pats, pavyzdžiui, ir su meteoritais. Dažniausiai meteoritai yra dulkės tiesiog, jos kiekvieną sekundę dabar krenta ant mūsų galvų. Mes įkvepiam turbūt kažkiek meteoritų. Jo, ten tų dulkių. Savai plaučiuose šiaurės meteoritus. Bet kartą per 100 milijonų metų nukrenta asteroidas, čia faktiškai irgi tarp meteoritų ir dulkių ir asteroidų yra visiškas dydžių kontinuumas, nėra tokios objektyvios ribos. Kartą per 100 milijonų metų nukrenta toks asteroidas, kuris atneša tiek medžiagos į Žemę, kiek visi kiti meteoritai kartu sudėjus per tą patį laikotarpį. Per 1 sekundę, per 100 milijonų metų, o čia per 1 sekundę. Tai toks skirtumas intensyvumuose. Ir gali išleisti didelį kiekį tos medžiagos, tai yra įvairių toksiškų elementų iš savęs ir dar taipogi priklauso nuo to, kur pataiko. Jeigu ten sėkmingai pataiko, tai ten dar 10 kartų tiek gali išlydytos Žemės. Nes įsivaizduokit, ten yra asteroidas kaip kulka, neša energiją, išlydo, išgarina astroblemą, didžioji dalis tos uolienos yra tiesiog išgaruoja, tas temperatūra pakyla iki 6000 laipsnių, čia kaip tiesiog kaip plazmos toks pliūpsnis būna ir vėlgi kondensuojasi atmosferoje, išlyja ir tada, kadangi tie lašeliai būna mažyčiai, tai yra sferulės, tai vadinamas, kurias surandamos kitko visame pasaulyje po tokių įvykių, jos labai greitai dūla ir paleidžia viską, kas jose yra, viskas ištirpsta, tarsi patrešia ten cheminiam medžiagom visokiom. Ir tai tuo pat metu gali nulemti gyvybės suklestėjimą, pavyzdžiui, po to tokį įvykį mes irgi apie tai šnekėjome, ten proterozoja, ten fosforą išleidžia, bet taipogi gali tuo pat metu ir klestėjimą skatinančius ir mirtį skatinančius veiksnius. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkoks tai bakterijos organizmai yra, kurie atsparus tom toksiniam medžiagom, tai jau valio, tada jų ten kiekiai ten milijoną kartų padidės, o visi kiti tada išmirs. Po to vėlgi išsieikvos tas resursas ir tada liks vėlgi tokie apitušti žemė. Čia, kaip supratau, jie sako, kad iš tikrųjų tas apnuodijimas sunkiaisiais metalais dar net svarbesnis buvo negu tie kiti efektai.
Na, potencialiai gali būti, nes vis atsiranda įrodymų, ten, pavyzdžiui, kad suranda, kad tose vietose, nes, pavyzdžiui, labai sunku ten atskirti priežastį nuo pasiekmės ir nuo tiesiog kartu einančio efekto. Pavyzdžiui, to pačio gyvsidabrio padidėjimas gali būti susijęs su tuo, kad tiesiog sumoje pasikeičia cheminės sąlygos, padidėja organinės medžiagos laidojimas dėl anoksijos, dėl to, kad deguonies trūksta. Ir ta organinė medžiaga atsarbuoja tą gyvsidabrį, tokiu būdu gaunasi, kad ten gyvsidabrio anomalija, bet ta anomalija gali būti nesusijusi tiesiogiai, kaip sakant, su gyvsidabrio kiekio padidėjimo aplinkoje, tiesiog, kad organikos padidėjo ir ta organika labiau prikaupė iš fono, kaip sakant, išėmė, nuskurdino vandenynus gyvsidabriu. Tai reikalingos įvairios standartizacijos metodai, kaip rekonstruoti, kiek iš tikrųjų tam vandenyne buvo. Standartizuoja pagal mineralus, kurie, kad nustatyti, koks yra fonas, kurie irgi kovarijuoja su organika ir tada nustato, kad jo, kai kuriais atvejais iš ties mes matome gyvsidabrio padidėjimą, nepaisant to, kad padidėjo ir laidojimas gyvsidabrio. Tai kad ten tas impulsas vandenyne buvo tikras ir tuo pat metu tose pačiose sluoksniuose matome išsigimusius visokius ten vienaląsčius organizmus. Akritarchus, foraminiferas, kur ten jie ten turi tokias besisukančias geldeles tarsi ir jų tada tas vystymasis toks atsitiktinis pasidaro, morfogenezė sutrinka. O čia kurioje vietoje pasaulyje jie tyrė? Čia šitas straipsnis toks sintezės yra, jie palygina įvairius atvejus ir nurodo problemus ir kelius į priekį, kaip tą galima spręsti. Nes, pavyzdžiui, tokius išsigimimus suranda įvairiausiose pasaulio vietose iš įvairiausių laikotarpių. Pavyzdžiui, netgi tame pačiame Silūro periode, kur aš, pavyzdžiui, tyrinėjau ten tas išmirimo įvykis Silūro periode, tai irgi Silūro periode, tam pačiam, pavyzdžiui, Šilalės įvykė, kuris dar nebuvo tuo metu pavadinti Šilalės įvykiu, yra surasti išsigimėliai. Tas met yra surasti išsigimę chitinozojai ir akritarchai. Chitinozojai tai tokios neaiškios prigimties gyvūnai, o akritarchai tai yra neaiškios prigimties dumbliai. Tai čia nėra nei kažkokios konkrečios vietos, nei gyvūnų grupės? Jo, tai tiesiog ten pasauliniu mastu įvairiuose laikotarpiuose, kurie susijęs su tais išmirimo įvykiais, surandami išsigimėlių spiečiai tokie. Ir čia tokį dar mini dalyką deep time, gilusis laikas. Jo, tai gilusis laikas tai yra, toks yra sąlyginis geologų skirstimas laiko mastelio. Šitas yra deep time ir yra recent past. Recent past tai yra, dažniausiai kalbame apie holoceną ir kvarterą, tai yra viskas, kas yra iki 2,6 milijonų metų, faktiškai dabartinė biota, tik tai praeityje. Ten mamutai, ten visokie, ten kardadančiai, tas anas, tik tai šiuolaikinio tipo, panašios ekosistemos, ten tie patys berželiai, pušelės, ten palmės ir panašiai, žmonės, homo sapiensai. Ja, tik tai daugiau megafaunas. O deep time, tai mes šiandien jau egzotiški, kaip sakant, pasauliai prasideda ten daug milijonų metų, šimtai milijonų metų, milijardai metų, tai yra laiko gelmės. Ja. Aš kažkaip galvoju, kad tas deep time, tai gal tas toks susintetintas, bet matyt, kad ne. Ne, čia nėra kaip deep learning kažkas taip. Deep kosmosas. Deep space. Deep space. Tai tada gal kokia galima būtų išvada apie šitą straipsnį? Tokia išvada, kad ir praeityje tos krizės būdavo polifaktorinės, tas met yra daug veiksnių. Taip, po asteroido smūgio, pavyzdžiui, ten staigiai atšaldavo. Po vulkaninių įsiveržimų, priklausomai nuo to, kokio tipo jie ten galėdavo arba atšalti, arba kaip tik ten super karšnamis būti, jeigu ten CO2 ten pripumpuodavo. Bet tas žudomasis veiksnys ir masinio išmirimo veiksnys nėra vien tik tai temperatūra, tai yra polifaktorinė sistema. Tai yra ir apnuodijimas, ir buveinių sunaikinimas, panašiai kaip ir dabartinėje aplinkos krizėje, dabartinėme išmirimo įvykyje, kada žmonės temperatūrą didina, taipogi buveinės naikina ir savo aplinką apnuodija. Tas met yra įvairių cheminių elementų praturtinimo ir
egzotinių medžiagų įnešimų, kaip, pavyzdžiui, mikroplastikai, kurie pakeičia fiziologiją žmonių ir kitų organizmų. Man dabar tokia mintis kilo. Ar gali, taip kaip pas mus atkeliauja iš kosmoso įvairios medžiagos, mūsų tie mikroplastikai sintetiniai tokie žmonių pagaminti iškeliauti į kosmosą ar gal net kokį Mėnulį ar Marsą? Na, nebent jeigu žmonės juos nunešti, tai yra prietaisų pavidalu. Šiaip tai jiem, per daug sunkus yra, kad paspruktų Žemės gravitacijos, kad pasiektų pirmą kosminį greitį. Jeigu koks akmenukas stuktels, tai jau taip. Jo, tai tas jeigu asteroidas, nebent jo nuplėštų, tai koks gabaliukas galėtų nuskristi tenai. Nes Žemės meteoritai tarp kitko surandami ir Mėnulyje. Tai va. Ja. O to tai yra mūsų plastika, kita planeta. Na čia veikiausiai toks tikėtiniausias būdas, kokiu būdu plastikas galėtų išlikti daugelį milijonų metų ar milijardus metų. Nes Žemėje, viskas, kas bus Žemėje, tas plastikas yra efemerinis, tai yra paviršiai jis oksiduosis labai greitai, ten 1000 metų bėgyje. Kas nueis į nuosėdas, jis metamorfizuosis, ten tiesiog bus kerogenai, kažkokiais tai neatpažįstama organika dar tolimesniuose laiko intervaluose, tiesiog virs elementinė anglimi, grafitų kokiu, arba tiesiog bus oksiduota. Plastikai tokia netvari medžiaga išsilaikymui. Tai nebent į kosmosą kažkas tai išsvies. Čia irgi tokia įdomi mintis, nes paprastai sakom, kad labai lėtai yra plastikas, bet jeigu pažiūri iš geologinio jau mastelio. Taip, bet žymiai greičiau nei koks granitas. Ar smiltainis. Apie ką bus sekanti tema? Sekanti tema bus apie ekosistemų inžinierius ir Žemės sistemos inžinierius. Ir du tokie straipsniai tarpusavy susiję. Vienas iš jų yra sintetinės, tai yra sintezė, bendrai kokiu būdu organizmai paveikia savo aplinką. Tai jis išspausdintas žurnale Trends in Ecology and Evolution. O kitas yra konkretus Žemės sistemos inžinierių atvejis aprašytas ir įrodytas, ir kuris susijęs su masiniu išmirimu, tai yra dinozaurai kaip ekosistemų inžinieriai ir dinozaurai kaip Žemės sistemos inžinieriai. Bendrasis straipsnis tai yra, jis aptarė tavo tematiką, tai yra ekosistemų inžinierius ir kaip šitą savoką galima pritaikyti paleontologijoje ir tas bet didesniems masteliams. Nes ekosistemų inžinierijos savoką sugalvoja ekologai aprašyti organizmų mechaniniam aplinkos pakeitimui. Tai yra, kad organizmai patys kūrė aplinką, kaip inžinieriai kūrė mūsų aplinką, mes artefaktus įvairius kūrėme, taip ir organizmai kūrė įvairius artefaktus. Kaip, pavyzdžiui, kokie ten bebrai užtvankas arba termitai savo termitynus, kurie ten gali būti sulyginami savo dydžiu su žmonių statiniais, 15 metrų aukščio termitynas, kaip 5 aukštų namas. Žmonės tokius namus pradėjo statyti tik tai paskutinius 2% savo istorijos, iki tol mažesnėse struktūrose gyveno. O termitai jau tada statė? O termitai dar jūros periode, prieš 150 milijonų metų tokiais dalykais užsijėmė. Bet čia kalbam tik tai apie kažkokius fizinius objektus, ne medžiagas, kuriuose išskiria. Ir medžiagas irgi. Jo, yra siauresnis toks supratimas ekosistemų inžinerijos ir yra platesnis suvokimas. Tai dažniausiai tavo ekosistemų inžinerija suvokiama kaip tokie efemeriniai dalykai, kurie egzistuoja organizmo gyvenimo mastelė. Kai gyvena organizmas, kiek jis aplinkui save keičia, tiek ir išlieka šita struktūra. Tačiau šitas dalykas yra laikinas ir būdingas trumpiesiam masteliams. Tačiau mes žinome, kad gyvybė paveikia ir ilgesniuose masteliuose ir platesnių globalių mastų. Ir tam reikia tada kažkokio tai kito termino, kad čia jau nebe ekosistema, o Žemės sistema. Tai yra Žemės sistemos inžinerija, tai yra pakeitimas sąlygų, kryptingas arba nekryptingas sąlygų pakeitimas, kuris sukuria kokybiškai naują dinamiką, tas yra veikimo principas. Ir jie argumentuoja, kad gyvybė yra bioinžineriška nuo pat savo pradžios ir šitą bioinžinerija plačiaja prasme įvyko nuo Hado eono. Mes dažniausiai įsivaizduojam bioinžineriją, tai ten kokių ten fermentų ten gamyba. Tačiau bioinžinerija vyksta nuo fermentų mastelio iki kanjonų, kaip sakant, kasimo. Ir žmonės yra
vienas iš tų variantų. Tai žmonės be abejo yra ekosistemų inžinieriai ir jie visi tokie buvo, kol mes buvom gyvenome mažais kiekiais, homeopatiniais, pleistocene ten 100 000 faktiškai nepastebimais biotos atžvilgių. Įsivaizduokite, mamutų buvo 100 milijonų, mūsų 100 000. Per 3 eilės, pavyzdžiui, ten mamutai buvo ir ekosistemų inžinieriai, kadangi ten perkasdavo sniegą, pavyzdžiui, ieškodami to pačio žolės jo ir tokiu būdu keisdami biogeofizikinės savybės substrato, bet ir dėl savo kiekio, tai yra mastelio, jie buvo ir Žemės sistemos inžinieriai, kadangi pakeisdavo Šiaurės pusrutulio visą albedą, tai yra kiek Saulės spindulių yra atspindima atgal į kosmosą ir tai yra vienas iš klimato kontrolės mechanizmų buvo, pavyzdžiui, ta megafauna. Ir žmonės, įvykus tam atšilimui ir taipogi kultūriniai evoliucijai, prikaupus atradimų, sprogo savo kiekį ir iš ekosistemų inžinierių virto Žemės sistemos inžinieriais, susilygino ir prašovė mamutus visokius ir panašiai. Ir būtent šitie autoriai, jie nagrinėja, kaip mes galime tirti tos Žemės sistemos inžinierius giliame laike. Pavyzdžiui, kokie nors rifų statyba yra Žemės sistemos inžinierija, kadangi ten milžiniškos struktūros, kaip didysis barierinis rifas, kuris iš kosmoso matosi ir kuris ten paveikia visą sedimentaciją, srovių dinamiką šitą rytinėje Australijos pakrantėje. Ja. O kokie yra požymiai Žemės sistemos inžinieriavimo? Na, tai yra kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai didelėme mastelė faktiškai. Pavyzdžiui, atmosferos sudėties pokyčiai, poveikis vandenyno srovėms arba sedimentaciniai aplinkai, tai yra geologinių struktūrų kūrimas arba poveikis joms. Tai yra viskas, kas paveikia Žemės veikimą dideliu mastu. Ir čia matau, rodo, kad yra ir žmonės. Na, taip, jie pateikė pavyzdžius, šitam tyrime, žmogaus poveikio įvairiuose masteliuose, tai yra ekosistemų inžinierių ir Žemės sistemų inžinierių ir tas pats kitoms gyvybės formos, nes yra irgi toks pats kontinuumas, nuo ekosistemų inžinierijos iki Žemės sistemos inžinierijos. Pavyzdžiui, Amazonijos miškas kaip visuma, tai yra Žemės sistemos gyvybės bioinžinerinė sistema, kurie pakeičia drėgmės ir kritulių balansą globalių mastų. Jeigu ten nebūtų, tai ten srovės persitvarkytų planetoje. Ir tokius pačius pavyzdžius giliajame laike, tai yra įvairiose geologinėse masteliuose, nes tos struktūros, tie veiksniai keitėsi bėgant laikui. Ir, pavyzdžiui, kaip žmonės yra kaip tokia inovacija mūsų pasaulyje, bet tokių inovacijų daug buvo veikiant evoliucijai, vis nauji veiksniai. Pavyzdžiui, planktoniniai foraminiferai ir kokulitoforai, tokie mikroskopiniai dumbliai, jie, kaip čia pasakius, sintetinas kalcio karbonatinį skeletą ir jų atsiradimas, jis radikaliai pakeitė anglies ciklo pobūdį, globalaus ciklo pobūdį, nes pusė vandenyno iš karto tapo padengta karbonatais ir jie veikia kaip didžiulis buferis prieš CO2 padidėjimą. Jis padidėja, tada angliarūgštės padidėja, tada jį ištirpina karbonatus ir gaunasi hidrokarbonatai. Ir vietoj to, kad tiesiog ten kauptųsi tą angliarūgštę ir tokiu būdu sumažina angliarūgštės koncentraciją. Ir tada tarsi daugiau į save gali sugerti to CO2 prieš jam ženkliai kaupiantis atmosferą. Tai yra sušvelnina tos įnešimo atmosferą piko poveikį iš principo Žemės sistemą. Tai pavyzdžiui, mus irgi šita bioinžinerinta sistema atsiradusi jūros periode gelbėja nuo perkaitinimo. Tai pas mus yra globalus šilimas, bet jis galėtų būti globalesnis ir greitesnis. Ir dar po šią dieną tada aktualu. Ja. Na, čia tai toks tyrimas, apžvelgiantis tą bendrą koncepciją. Jo, skirstimas tų ekosistemų inžinierių nuo Žemės sistemų inžinierių ir kad reikia suvokti tą mastelę, nes apskritai
mokslininkam iš mano patirties netgi pakankamai sunku suprasti tą scalingo sampratą, kad reiškiniai gali priklausyti nuo mastelio ir kad procesai vyksta daugelį mastelio ir kaip jos teisingai reikia aprašyti. Nes, pavyzdžiui, visi ieško, kas yra ekosistema, pavyzdžiui. Kokį mastelį turi ekosistema. Vieni sako, kad kalba apie ekosistemą, kuri yra, tarkim, kokį nors mikrobo ekosistema plėšriame augale, kuris ten valgo, nežinau, ten tas muses ir ten mikrobai ten kažką tai daro ir ten yra ekosistema. Kiti kalba apie Amazonės mastelį ir čia yra ekosistema. Bet kas yra ekosistema? Ir mes būtent turime, aprašant ekosistemą, turime visą nurodyti ir mastelį. Nes skirtingose masteliuose gali dominuoti skirtingi procesai, jie tolygiai gali varijuoti. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes nenurodome mastelio, mes galime tada turėti paradoksalias išvadas, kad tarsi veikia priešingai, du tyrimai parodo priešingus rezultatus, o čia gali būti tiesiog sisteminis mastelio veiksnys. Tai tam, kad mokslininkai susikalbėtų, apie ką čia mes šnekam, pavyzdžiui, paleontologai ir neontologai, tas mes žvelginių sistemų biologai, mes turime išvystyti tokį žodyną, kad mes tiksliai žinotume, apie ką šnekame. Jeigu šnekame apie ekosistemų inžinierius, reiškia, šnekame apie greitus procesus ir mažose masteliuose. Jeigu žemės sistemos inžinierius, tai jau čia yra dideli procesai ir dažniausiai ilgi procesai. Tai čia turbūt sugalvos tokią savoką, dabar dar seks eilė tyrimų, kur aprašinės būtent šitos žemės ekosistemos inžinierius. Jo, ten galima priskirti retrospektyviai daug pavyzdžių prie žemės sistemos inžinierių, tačiau tinkamas tas koncepcinės rėmelis, jis leidžia sistemiškai viską tą daryti ir tinkamą kalbą naudoti, nes, pavyzdžiui, jeigu viską, kaip minėjau, tas ekosistemom vadinsime, tai tada sumesime visiškai skirtingus dalykus į vieną krepšį ir tada ten jokios supratimo nebus. Taip, o sekantis tyrimas tai nagrinėjo tokį labai įdomų masinio išmirimo poveikį, masinio išmirimo pėdsaką geologinių sluoksnių architektūroje. Ir su kuo tas yra susiję? Su to, kad amerikiečių mokslininkai ištyrinėjo daug sedimentacinių baseinų Kreidos ir Paleogeno riboje, kada įvyko tas masinis išmirimas, ką jie pastebėjo, kad ne tik, kad dinozaurai išnyko, bet su jais ir radikaliai pasikeitė nuosėdų facijos, tas met yra kaip atrodo uolienos iš principo, tai kokia jų architektūra, tas kaip pilių nupjautas. Apačioje buvo mineralizuotos įvairios dirvos ir nuosėdinių uolienų architektūra nurodė į tai, kad ten buvo klaidžiančios, išsiliejančios upės, o po to mes turime meandruojančias upės su pastoviais kanalais ir kuriuose senvagėse išsilaikydavo labai didelis anglies kiekis. Tiesiog atsirado rudojo ir akmens anglis. Tai nebuvo, o po to staigiai atsirado. Ir kaip tai įvyko? Galima tai paaiškinti, kad, pavyzdžiui, kažkokia paleogeografija pasikeitė po dinozaurų išmirimo. Bet jeigu pasižiūrėti klimatą, nes yra įvairūs klimato proksai, yra pakaitiniai kintamieji, kur gali pasakyti, kiek pasikeitė vidutinė temperatūra, kritulių kiekis, drėgnumas, oro drėgnumas, CO2 koncentracija. Ir sistemiškai, pavyzdžiui, tas Maastrichtis ir Paleocenas, dvi epochos, viena šalia kitos esančios, tai ką mes matysime, mes matysime, kad skirtumai minimalūs. Temperatūra buvo labai panaši kaip prieš dinozaurų išmirimą, taip ir po jo. Klimatas buvo žymiai karštesnis nei šiuo metu. Tai gal tada kažkokie kalnai atsirado arba išnyko, tas yra paleogeografiškai, kas irgi gali pakeisti nuosėdų pobūdį regioniniu mastu. Bet ne, jokių naujų kalnų neatsirado, neišnyko, jokie nauji riftai nei atsiverė, nei užsidarė, viskas apytiksliai tas pats liko. Tai jie taip eliminuodami viską, prie išvados, kad vienintelis svarbus veiksnys buvo dinozaurai. Išnyko dinozaurai. Ir po to jie pateikė tą modelį ir hipotezę, kaip tie dinozaurai veikdavo. O dinozaurai veikdavo kaip ekosistemų ir žemės sistemos inžinieriai. Dinozaurai, pavyzdžiui, kaip dabartiniai drambliai, jie išlaužo
savanoje daug medžių, kažkas ten vos paskaičiau, kad apytiksliai kelis medžius per dieną sulaužo vidutiniškai vienas dramblys, apvalgydamas juos ir ten tiesiog treniruodamasis. Jie valgo medį, ar ne, kaip bebrai kokie? Šakas tiesiog nori pasiekti. Šakas, lapelius, pavyzdžiui, įsivaizduok, ten medis 15 metrų, dramblys ten 4 metrų, jis negali pasiekti, tai jis nėra žirafa, tai... nulaužia, kad nukristų. Jo, tiesiog padaro taip, kad jeigu Mahometas neateina pas kalną, tai kalnas ateina pas Mahometą, tai priartina kitų būdų. Neišmoko karstytis. Jo, gerai, augi aukštas, neduodi lapelį nusiskinti, tai padarysim tai radikalesnių būdų, tiesiog nulaušim ir viskas. Tačiau, pavyzdžiui, priartėjant prie tropinės juostos, tame Kongo miške, tai yra medžių regeneracijos greitis yra didesnis nei dramblių naikinimo greitis, kaip drambliai naikina tą mišką. Ir kai medis tampa jau didesnis už kritinį dydį, jau negali dramblys sulaužyti, pavyzdžiui, jeigu ten būtų metro skersmens. Ir tas medis, jeigu jis svertų keliasdešimt tonų, jau dramblys jau nebeužtektų tiesiog fizinės jėgos jam tiesiog paimti ir sulaužyti tą medį. Ten kokį, nežinau, ten 3 tonų medį, tai galėtų paimti tiesiog ten ir, kaip sakant, nulaužti. Tačiau koks yra principinis skirtumas tarp visų kitų dramblių, raganosio ir dinozauro, tai būtent mastelė. Dinozaurai, kai kurie savo mastelėje buvo žymiai didesni nei drambliai, jie sverdavo keliasdešimt tonų. Netgi vėlyvajame Maastrichtyje, kada gyveno tas Tyrannosaurus Rex, pavyzdžiui, taip pat gyveno ir gigantiški zauropodai, alamozaurai, pavyzdžiui, kurių ilgis buvo 30 metrų ir jie galėjo sverti 100 tonų. Tai yra toks vienas alamozauras, tiesiog labai lengvai galėtų nulaužti vos ne bet kokį medį. Bet gal tada visas pasaulis tiesiog buvo didesnis? Visi gyvūnai? Yeah. Ne visi gyvūnai, tai yra dinozaurai turėjo specifinius prisitaikymus, kurie įgalino tokį gigantišką dydį, jų ventiliacija iš vidaus, kaip pas paukščius, oro maišų sistema, kuri leidžia jiems neperkaisti, tobulas, kaip sakant, kraujotakos ir kvėpavimo mechanizmas, tai yra kaulai pneumatizuoti, kurie irgi vėlgi leisdavo jiems didesniais tapti. Tai tokiu būdu dinozaurai faktiškai vidutiniškai buvo, didžiausi dinozaurai vidutiniškai buvo 10 kartų didesni už didžiausius sausuminius žinduolius. Ir tas atsiliepdavo, ir yra dabar žinoma, kad ten, kur galėjo gyventi gigantiški dinozaurai, ten tankių miškų nebuvo. Tai yra šiuolaikinio tipo tropikai, jie atsirado tik tai po dinozaurų išmirimo. Iki tol buvo tokie kaip parkai, galeriniai miškai, tai yra dinozaurai išnaikindavo tos miškus. Ir tokia pradinė pirmykštė būsena miškų yra ne sengirė, o senstepė, galbūt sen savana, kažkas tokio. Dinozaurai išnyko ir iš karto viskas užsidarė, miškai tamsesni tapo, vaisiai didesni pasidarė, bet mes apie tai kaip tik šnekėjom. Ir to irgi pasiekmė yra, kad daugiau humininių rūgščių, daugiau detrito ir upių pobūdis pasikeitė ir anglies formacijas pasidarė, tai yra visa geomorfologija, visas pasaulio veidas pasikeitė po dinozaurų išmirimo. Tai čia ir vandens režimas, viskas čia. Jo, tikrai to žodžio prasme, tai yra amžiams pasikeitė pasaulis. Ir šitie mokslininkai, jie čia tyrinėjo 4 vietose. Skirtingose baseinuose Šiaurės Amerikos, tam, kad įrodyti, kad čia nėra lokalus efektas, tai nėra kažkokio vieno baseino efektas, kad tai yra kontinentinio masto perversmas. Bet Lietuvoje negalėtume tokio atkarpėti, nes... Mes tiesiog neturime šitų nuosėdų ir tokių facijų, nes tai yra sausuminės facijos, sausuminės aplinkos, pavyzdžiui, Hell Creeko formacija, ten kur tiranozaurai visokie ten surandami. Jo, tai yra ne visur tinkamų sąlygų, kaip sakant, tai yra tam palyginti. Bet, pavyzdžiui, galima būtų ten įvairiose vietovėse, pavyzdžiui, Afrikoje yra, Pietų Europoje, Prancūzijoje, galbūt Ispanijoje yra pjūviai geologiniai, kur irgi analogiškos tyrimus galima būtų padaryti. Kreida, viršuje paleogenas ir kontrastas, kaip atrodo uolienos. O uolienos iš principo tai yra atspindys paleogeografinių sąlygų. Tai reiškia, kaip pasaulis atrodė, tik tai per geologinį filtrą. Tai čia pagrindė dėl to, kad dinozaurai išnyko. Taip. Va, kokie svarbus ir reikšmingi pasirodo.
O ką čia turit ant savo stalo visokiausių įdomybių, kaip visada? O dabar čia mes pakalbėsime apie trečią trečią temą, tai yra apie otolitų ir statolitų tyrimus, kuriuos atspausdino Lenkų kolegos, toks tyrėjas Macijus, kuris pakvietė mūsų doktorantę, kuri dabar jau yra daktarė, Simona Rinkevičiūtė, irgi paleontologė, prisijungti prie to tyrimo, ir jie nagrinėja Europos mastu jūros periodą žuvų klausomuosius akmenukus, tai yra otolitus, taip vadinamus, ir galvokojų moliuskų statolitus, analogiškas struktūras, irgi klausomieji akmenukai. Ir koks jų tikslas buvo? Ogi jų tikslas buvo aprašyti įvairovę ir taipogi santykinio gausumo pokyčius, kaip vyko dominavimo pokyčiai jūros periode. Ir ką jie tyrinėjo? Jie tyrinėjo papartinės atodangą Lietuvoje, tai yra tokia turistinė atrakcija, ten Ventos regioninėme parke, ir taipogi ten svarbi mokslinio tyrimų vieta, ten, pavyzdžiui, irgi surastas yra vienas iš seniausių krabų pasaulyje, Tanidromitės lituanicus, yra aprašytas iš tos vietovės, ten irgi yra surasti šitie otolitai, tai yra irgi ten ištirpino daug medžiagos, ten pasakojant 10 kilogramų, ir surado ten tas žuvų klausomosios akmenukus, otolitus. O kodėl būtent klausomosios akmenukus, ne bet kokią kitą kūno dalį? Nes jie gerai išlieka ir jie taksonomiškai yra diagnostiški, tai yra jie varijuoja stipriai labai savo sandarą ir galima būrio tikslumu, šeimos tikslumu pas žuvis nustatyti, kuriai žuvų grupė priklausė, nes, pavyzdžiui, kaulai, jie kartais būna, kad žymiai prašiau išlieka, nes pas kaulėtosias žuvis tie kaulai yra labai ploni ir trapus ir lengvai ištirpstantis. Tai tiesiog ten, jeigu pasiimti organizmo indikatorių, tai čia yra toks vienas iš geriausiai išliekančių. Pavyzdžiui, dėl šitos priežasties, pavyzdžiui, mokslininkai tyrinėja dantis, nes dantis yra tvirčiausia faktiškai medžiaga iš stuburinio viso skeleto. Tai yra emalė tvirta, ten kas gali būti dentinas ir panašiai. Bet mes irgi šitos kauliukus turim. Tai nežinau, man rodos, kad mes neturim šitų otolitų, bet aš galiu čia pameluoti. Čia mes turime klausomosius kauliukus, kurie iš apatinio žandikaulio išsivystė pas žinduolius. Tai buvo atskiri kaulai ir jie virto vidinę ausimi. O šitie otolitai tai yra tiesiog kalcio karbonatiniai dariniai. Tai yra tiesiog kaip toks kristalai dideli. Tai nėra, nes mūsų kaulai tai yra kalcio fosfatas, o ten yra kalcio karbonatas. Tai yra biomineralogiškai ir anatomiškai visiškai skirtinga struktūra. Tai yra tiesiog toks kaip akmenukas realiai. Ja, net ne kaulą. Jo, ausies viduje, galvos viduje yra. Galite kokią nors menkę, šviežią geriausiai galvą pasiimti ir ten pasigūglinti, kurie yra, ir ten išpreparuoti ir išimti tas klausomosios kauliukus. Tai yra ne kauliukus, o akmenukus, otolitus. Namų darbai žiūrovo. Ir tokius pačius turi taipogi galvokojai moliuskai, ten visokios sepijos, šitie kalmarai ir panašiai. Tai ką jie padarė, jie šitas otolitus ir statolitus. Statolitais vadino pas bestuburius, tas pačius galvokojus moliuskus, ir žiūrėjo, kaip keitėsi jų gausumas. Ir ką jie pamatė, kad ten apatinėje jūroje, arba ankstyvoje jūroje kažkur prieš 180 milijonų metų, ir vidurinėje jūroje buvo daugiau šitų statolitų, bet bėgant laikui proporcija otolitų didėjo, tai yra šitos žuvis, jų proporcija didėjo. Tai pavyzdžiui, jeigu pasiimti tą mezozojų, tai ten mezozojų vis dar jūrose vyravo galvokojai moliuskai, ne žuvis. O kuo skiriasi otolitai nuo statolitų? Čia vieni žuvų, kiti moliuskų? Taip. Tiesiog faktiškai anatomiškai, morfologiškai ir pagal funkciją čia tas pačios struktūros, tik vieni stuburinio, kiti moliuskų. Tai čia tiesiog pačių žuvų ir moliuskų santykis keitėsi? Taip, tai yra santykinės proporcijas ir sunku irgi objektyviai nustatyti, o čia
panašaus dydžio objektai, mineralogiškai irgi panašus, ir šie išsisaugojimo tikimybė turi būti faktiškai vienoda. Ir tokiu būdu mes tarsi turime vienodą liniuotę pokyčiams matuoti pas žuvis ir pas galvokojus moliuskus. Tai yra dvi tokios didelės vyraujančios grupės nektono, tai yra stambių gyvūnų. Ir netgi šiomis dienomis kalmarai sudaro ten nemažą dalį, kaip sakant, tos biomasės vandenynuose. Tai jau, kaip čia pasakęs, tai mes dažnai įsivaizduojame, kad vandenynai yra žuvų karalyje, bet vis dar yra nemaža dalimi ir galvokojo moliuskų karalyje. Tik tai mūsų tas įsivaizdavimas galbūt gėlavandenių ekosistemų yra paveikiamas, nes gėlavandenėse ekosistemose pas mus galvokojai negyvena. Tai atrodo, kad ten po vandeniu vien tik tai žuvis yra. Ja. Nes mes plaukiam po gėlus ežerus. Ja. Čia toks mūsų perspektyvos neteisingumas. O pasaulis yra didesnis. Ir, kaip sakant, mūsų planeta yra ne Žemė, o vandenynas. Jeigu teisingiau būtų pavadinti, ten 2/3 planetos. Na ir iš tos jūros periodo, čia kaip tik irgi iš Akmenės rajono turim fosiliją, čia mano kabinete yra, tai yra kaip tik galvokojas moliuskas, čia yra amonitas. Ir jo šitos statolitus, tikėtina, jie surasdavo tirpindami. Ir mes matome, čia daugybė yra galvokojų liekanų arba kitų moliuskų, ten dvigeldžių moliuskų, o žuvų liekanų išties čia yra žymiai mažiau. Tai yra moliuskai dominavo jūrose. O čia kokia uoliena? Čia yra smėlinga klintis, tai yra karbonatinė uoliena, čia fosilizuotas medis yra ir tai irgi nurodo, kad jis susidarė kažkur tai arti priekrantės. Tas nesikliaus jūros facijas, galima sakyti. O ką čia mes matome, tai tokios uolienos keliasdešimt kilogramų, ten ištirpino savo tam tyrimui. O tie kauleliai neištirpsta, nes šitos kriauklės tai turbūt irgi iš kalcio karbonato. Na jo, kažkokias metodikas pritaikė, kad neištirpinti. Yra įvairių fizinio kažkokio dorojimo gali būti ir panašiai. Jo, o čia yra knyga enciklopedija, tai yra Handbook of Paleoichthyology, tai čia vokiečių leidykla Gustav Fischer Verlag, kuri užsiima įvairiom paleontologiniam, gamtos mokslų knygom ir kelių dešimtmečių bėgyje tas pagrindinis redaktorius Hansas Petris Šulcas apie paleoichtologiją daug šitų tomų skiria ir vienam iš tų tomų pagrindinis autorius buvo Nolfas, bet ir taipogi viena žinomiausia Lietuvos paleontologė, tai yra Valentina Karatajūtė Talima, kurie numirė prieš 3 metus, tai 22 metais, bet yra išgyvenusi labai garbingą 93 metų amžiaus. Tai labai, kaip čia pasakęs, padarė Lietuvą žymę paleontologijos srityje. Tai čia Contribution by Valentina Karatajūtė Talima, Otolithy Piscium, tai yra žuvų otolitai arba klausomieji akmenukai. Ir tasme yra čia daugybė jų čia formų įvairių aprašyta, ten filogenija, mes galim irgi parodyti, kad čia jie morfologiškai labai sudėtingi ir specifinių visokių bruožų turi. Tai yra pakankamai bruožų tam, kad galima būtų taksonomiškai atskirti specifiškai skirtingiams būriams, šeimoms ar panašiai. Ja. Čia toks metraštis ne kaulų, o akmenukų, klausomųjų akmenukų, tai yra otolito. Ja, įvairiausia. Tai ir lietuviai prisideda prie šito mokslo ir istoriškai, sakant, buvo prisidėję. Ir dar kas įdomu, kad žuvis, kai gyvena, auga, tai tie akmenukai, jie irgi vėl koncentriškai priauga ir netgi galima pagal juos klimatą atkūrinėti. Ir ne tik klimatą, bet netgi orus. Kadangi... Bet orus povandeninis. Taip, povandeninis oras, temperatūros sviravimas. Pavyzdžiui, sezoniškumas, mėnesio tikslumų, pavyzdžiui, sukalibruoti. Čia, tarkim, yra šalčiausias mėnuo, čia, tarkim, sausis yra, ir tada galime sezoniškumus atkūrinti. Kaip žino, kuri žuvis, kuriais metais išsirito, nes gal skirtingo amžiaus jos?
Tai gali būti tas skirtingo amžiaus, tai aš turiu omeny, kad orus, tarkim, tame mastelėje, kad tiesiog atsitiktinai paėmė vienerius metus iš to 1000 metų, tarkim, kaip praėjo tie metai, ir ten 100 tų žuvų, tas metai turėjo 100 atsitiktinių metų iš to 1000 metų. Bet yra įvairių metodų, pavyzdžiui, kaip gali sukoreliuoti, netgi galima būtų tokias ištisas chronologijas atkurti, kad, pavyzdžiui, sumečinti, tas met yra curve fitting, tas met yra kryvių suartinimas pagal formą, tas met, pavyzdžiui, ir tokie metodai kaip dinaminis laiko susukimas, dynamical time warping, kur galima pagal tas formas sudėti ir tada koreliaciją padaryti šitų kreivė, ten, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto metodai galėtų čia prisidėti ir galim būtų ten vos ne orus atkurti prieš 105 milijonų metų, ten savaičių tikslumu 1000 metų, tarkim, ir palyginti tada su klimato modeliais, paleisti klimato modelį ir po tos klausomosios akmenukus žuvų atkurti orų svyravimas. Su dabartiniais irgi galima palyginti. Galima su dabartiniais, galima ten ir labai artimos praeities tokius pačius dalykus padaryti. Įdomu. Čia panašiai kaip su stalaktytais tą patį daro, ten priauga sluoksniais, tai tą patį galima, bet tokiom akrecinėm struktūrom, kurios užrašo įvykius savo sandaroje faktiškai. O ką jūs su tą savo doktorantę čia tyrinėjate, suradote? Na, jį ten darė tyrimus be manęs, tas jį ten savarankiškai darė tyrimus, tai jį prisidėjo būtent surenkant tą medžiagą, tirpinant ją ir ten po to šitie specialistai taksonominiai ten viską suskirstė, padarė ten kartu išvadas, kaip ten proporcijos tas keitėsi. Žiūrė, toks kaip ir papildomas metraštis atrastas, aš tik stebėsiu, kodėl anksčiau tokius tyrimus nedarė. Tik tai šitas tyrimas jis padarytas toks pakankamai grubia rezoliucija, tie binai, skirsniai laikotarpiai yra ten po 14 milijonų metų, vienas bandinys per 14 milijonų metų. Ir tikėtina, kad tie pokyčiai ir mažesniuose laiko masteliuose turėdavo būti. Tai tik tai, pavyzdžiui, jeigu reikia ten keliasdešimt kilogramų, tai jeigu nori, pavyzdžiui, atskleisti, kai vyko pokyčiai ten, tarkim, 10 000 metų mastelėje ir ten turi geologinę atodangą kažkokią tai ten milijonų metų, tai ten įsivaizduoja, kiek ten turėtum tos uolienos tada pertirpinti, ten tonas. Bet teoriškai tas įmanoma ir galim būtų labai puikius tyrimus padaryti. Atskleisti, pavyzdžiui, kaip ten santykis tarp šitų galvokojų moliuskų ir žuvų keitėsi, pavyzdžiui, mažesniuose masteliuose. Ir tada galėtume pereiti prie mechanizmų, kodėl vis dėlto pasikeitė, ar čia klimatas kaltas, kad ilgalaikis trendas kažkoks tai, ar inovacijos pačiose žuvyse leido jiems uždominuoti. O čia dar būtų į temą, jeigu truputį papasakot apie tuos antišlifus, man jie taip patinka, nors mes šiandien lyg... Anšlifis, ne? Ja. Tai ten buvo dar vienas tyrimas, kurį mes norėjome aptarti, bet taip ir net aptarėme, tai yra Science žurnale. Išėjo irgi tarp kitų susijęs tyrimas su šituo, kadangi ten irgi tyrinėjama buvo minkštakūniai galvokojų moliuskai vėlgi ir sulyginama, kiek jų ten buvo lyginant su kietas kriauklės turėjusi, tokių kaip čia amonitai. Paleontologiniai metrašty dominuoja amonitai, visokie belemnitai, kurie turi kietas fosilijas. Bet mes žinome iš atskirų fosilijų, kad ir tie patys kalmarai, ir sepijos, ir aštunkojai irgi turėjo būti. Tačiau koks jau buvo santykis kiekio? Jeigu žiūrėjai, tokias makroskopinės fosilijas lengvai prieinamas, atrodytų, kad iki Mezozojos pabaigos vien tik tai amonitai buvo ir šitie ir belemnitai. Tačiau japonai irgi surado tokią įdomią metodiką, kad jie vadinasi skaitmeninę dirbtinio intelekto kalnakasybą, jie tam pavadino tą metodą, kad jie prišlifuodavo, kaip sakant, milimetro po milimetro tiesiog didelį uolienos gabalą, nuskenuodavo jį grafiškai ir po to, naudojant dirbtinį intelektą, rekonstruodavo, sujungdavo tuos paveikslus ir rekonstruodavo trimatės struktūros. Kodėl taip darė? Kadangi šitoje uolienoje žymiai daugiau yra visokių fosilijų nei tiesiog skeletai. Yra ten ir organinės fosilijos, tačiau dėl to, kad jos yra tokios trapios ir
šiaip jos gali būti plonos, jas tiesiog neįmanoma išgauti, kad pamatytume trimatę struktūrą tokiam paviršiuje. Tik tai mes linijas kažkas galėtume pamatyti. Tai šitas metodas jis leido pamatyti ir rekonstruoti tos efemeriškesnės struktūras. Tai buvo galvokojo moliusko snapai, nes jie turi tokius panašius kaip pas paukščius snapus, jie plėšrūnai, jie ten, kaip sakant, kapoja savo aukas su jais. Ir nustatė, kiek jų yra ir koks jų yra santykis su šitas kriauklės turėjusiu amonitų ir belemnitų. Ir ką jie nustatė, kad riboje ties 100 milijonų metų įvyko milžiniškas šuolis šitose bekriauklėse galvokojose moliuskose. Ir kad jie momentaliai faktiškai per kokį milijoną metų uždominavo juos ir tapo jų daugiau nei amonitų, belemnitų ir tų pačių žuvų kartu paėmus. Kad kalmarai ten savo biomase kažko tai sprogo prieš 100 milijonų metų ir čia irgi toks įdomus atradimas ir jis reikalavo, ir jie tokie dominuojantis lieka faktiškai iki šių dienų. Ir tas perversmas įvyko prieš 100 milijonų metų. Bet šitą dalyką jie išsiaiškino tik dėl to, kad pradėjo naują tyrimą? Naują metodiką, kuri leido, kaip čia pasakius, lygiom galimybėm kriauklinis ir nekriauklinis organizmus nustatyti, nes ten dešimtis, nežinau, ar ten šimtus snapų surado ir suklasifikavo juos, aprašė naujų rūšių ir nustatė jų įvairovę. Ten ta įvairovė jau tų galvokojo moliuskų, tai yra kalmarų, buvo labai didelė ir didesnė nei tuo pat metu tose lokacijose gyvenusių belemnitų arba amonitų. Tai kad jie ir įvairovę iškart šovė į viršų ir savo gausumu išstumė. Bet iš to skeletinio metraščio sunku būtų pamatyti. Tai tas dirbtinio intelekto panaudojimas ir tas ypač detalus šlifavimas, kurio metu ten paimate uolienos gabalą, jį ten šlifuojate milimetrą po milimetro, ten tūkstančius pjūvių padarote, po to ten skaitmeniškai ten sujungite, viską rekonstruojate, po to vartote tos modelius ir galvojate apie jų sandarą, lyginate su kitais šiuolaikiniais atstovais, koduojate į matricas morfologinės, atstatote filogenijas ir padarote tas išvadas. Tai čia toks technologinis proveržis sukėlė žinių ir supratimo proveržį ekosistemų tose evoliucijoje. Tai čia Science toks žurnalo tyrimas buvo. Jo, tai čia toks įdomus dalykas. Tai Simonas ir Ko tyrimas parodė, kad ten žuvis pradėjo dominuoti prieš šitas kriauklinius galvokojus, apskritai prieš galvokojus moliuskus, bet po to prieš 100 milijonų metų įvyko šuolis ir tie bekriaukliai, kalmarai, faktiškai jie uždominavo. O gal tiesiog jie, bet čia visam pasaulyje, gal tiesiog vienoje vietoje, o ten kitur? Na čia, kaip sakant, sunku pasakyti, jie ten vis tiek ribota kiek ten tų bandinių ir čia aišku tą viską reikėtų didesnėm imtim, bet jų tie bandiniai iš Japonijos, jie buvo iš Paleo Ramiojo vandenyno dugno. Tai mažai tikėtina, kad konkrečiai šitoje vietovėje milijonus metų viskas anomaliai buvo, visiškai neįprastai lyginant su likusiu vandenynu, kad kažkoks atsitiktinis plotas visiškai nesimaišė su likusiu vandenynu. Tai, kadangi uoliena tai yra kaip vidurkis, ten ilgalaikis, milijono metų vidurkis, kas ten vyksta toje vietovėje, tai mažai tikėtina, kad ten kažkas tai labai neįprasto yra. Tai yra toks pliusas paleontologinių bandinių, kad jie atspindi daugmaž ilgalaikės tendencijas, o ne kažkokius tai atsitiktinius nukreipimus. Ir dar kas įdomu, kad jie, kadangi iš skirtingų laikotarpių tą padarė, tai reiškia, tas pokytis, kuris matomas ties 100 milijonų metų, matos, kad jis ir tęsiasi, kad jis nebuvo tiesiog toks vienas pikas ir viskas grįžta atgal prie amonitų dominavimo. O būtų galima Lietuvoje tokį tyrimą atkartoti? Aš manau, kad teoriškai galima būtų, tiesiog reiktų geros fotoįrangos, sumanaus, kaip čia pasakius, IT, suformuluoti problemas ir galim būtų vėlgi tokių panašių rekonstravimų daryti. Tai yra 3D modelius tų fosilių. Ir kadangi čia yra toks išvis pirmas tyrimas ir tų uolienų, kaip čia pasakius, labai daug, švelniai tariant, tai ten ir tų atradimų ir medžiagos, tiesiog žodžio prasme yra kalnai medžiagos. Geologija turi kalnus medžiagos. Taip.
Gerai, ačiū tada jums už šitą įdomų pokalbį. Turbūt mūsų rekordas net 5 straipsnius aptarėm. Taip. Na, žiūrovams primenu, kad kitus reportažus galite susirasti mūsų Mokslas ribos YouTube. Taip pat pažiūrėkit pokalbį su kitais pašnekovais, pažiūrėkit Kastyčio Zubovo Visišką kosmosą. Na, o tie, kas labiau mėgsta audio turinį, taip pat galite susirasti mūsų SoundCloud. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū Andrėjui. Ačiū Greta. Thank you.